Labą dieną. Aš Arūnas Ramanauskas, šiandien susijungėm mes per Zoomą. Greitai aš stengsiuos papasakoti apie mūsų programėlę, Magic Lime Academija kompanija, apie auto programėlę, kaip galima tas skaidrės, kaip analizuoti tas programas, kur atkreip dėmesį, tai bus paprasta, lengva, kad jūs orientuotumėtės apie šitą kompaniją. Tai Genutė galės irgi pasižiūrėti ir kiti žmonės. Ten kaip ką, aš dabar dalinčiausi ekraną, rodysiu skaidrės, kurias aš jums persiunčiau. Ir tik paklausiu, ar matosi tos skaidrės ar nesimato. Ne, dar nematau pakol kas. Ar matosi skaidrė? Magic Lime Academija. Dabar. Taip, taip. Tai ir gerai. Tai va toj užsikrovė. Tai Magic Lime Academija, taip ir skaitosi šitas pavadinimas Magic Lime Academija. Tai yra, kaip ir matos, akademija, kuri mokina žmonės, kaip dirbti su kompiuteriu, kaip užsidirbti pinigus, kaip gauti finansinį raštingumą, anglų kalbą, sveikatinimo kalba yra, saviraiškos mokymai įvairūs, įtųjų mokymų įvairių yra. Kompanija dirba jau 4 metai, dirba, gan didelius turi pasiekimus iš savo verslo, kompanijų yra apie 1 700 000 žmonių. Toj kompanijoje per 4 metus tokia žmonių grupė susirinko, per 3 metus, kada atsirado autoprograma, 127 mašinas gavo žmonės, tai realios mašinos už realius pinigus įsigijo ir tapo 25 milijonieriai. Ir aš dabar, jeigu matosi skaidrės, aš bandau pakeisti skaidrę, ar matosi dabar skaidrė? Taip, taip. Matosi. Taip. Tada pradėjo veikti Magic Lime Academija programos ir čia yra visas grafikas, nuo kada prasidėjo šita kompanija ir jinai buvo principas sukurtas tam, kada atėjo žmonės į mokymus, per tas programas turėjo galimybę pakvietus 2 žmonės susigrąžinti savo pinigus, kuriuos investavo už savo mokslą. Ir 19 metais gruodžio mėnesį atsidarė programa Lime, 20 BitLime programa atsidarė, 20 metais, tik tai 20 metais po 2 metų atsidarė auto programa BitLime. Paskui atsirado Lime Academija Mini, po to atsirado Lime 10, tai yra namo programa. Ir va čia yra, kada persiregistravo kompanija į Maršalo salas iš Londono, tai yra 2021 metais. Ir ta skaidrė tai parodo, kad tiesiog tobulėja kompanija, papildomai įdeda daug darbo, kad sukurtų programas įvairias, kurios padeda žmonėms užsidirbti pinigus. Magic Lime Academijos misija yra tai suburti žmonės iš viso pasaulio į partnerystės bendruomenę. Tai ta bendruomenė turi galimybę vienas kitam padėti ir pasimokyti, kaip reikia daryti verslą su kompiuteriu, kaip reikia savim pasitikėjimą įgauti ir sudaro sąlygas atskleisti kūrybinį potencialą žmogaus, išmokyti užsidirbti naudojant šiuolaikinės technologijas. Tai yra nuotoliniu būdu galima dirbti niekur neišeinant iš namų ir turi galimybę žmonėms perteikti informaciją. O tą perteikti informaciją reikia mokėti ir šitą kompaniją tai mokina. Tai registracijos sertifikatas yra, čia kada jinai registruota, yra tai oficialu, audito kompanijos patikrinta, Maršalo salose, kada registruojamos įmonės, jos praeina audito patikrinimus ir kas metai turi daryti audito patikrinimą, kad tai nebūtų kažkokia finansinė piramidė, nebūtų kažkokia nelegali kompanija, kad nori pasipelnyti žmonių. Ir jie tiesiog turi galimybę tikrinti va šitą kompaniją ir visas kitas, kurios yra užsiregistravęs, įeina į verslo asociacija
ir mūsų kompanija ją ir priklauso. Marketingo algoritmas buvo paskaičiuotas, kaip aš sakiau, kad žmogus susigrąžintų savo pinigus už mokslus, ką jis gavo, to pasiekoje pakviečia 2 žmonės. Ir vat kaip čia matosi, kada ir kaip greitai grįžta įnešti pinigai iš autoprogramos. Čia jūs užsiregistravot viršuje, stovit va šitos matricos. Pirmas, antras klientas apačioj 2 žmonės atsistojo. Ir kada tas pirmas klientas atrado klientą arba jūs priregistravote žmogų, pastatėt už pirmo, jums grįžta pinigai. Ir va čia raudonai pažymėta, tai tiesiog grįžta ta pati suma, kurią jūs įnešėt už mokslus. Ir kada 3 vietos antroji linijoje susidaro, 3 vietos, ateina žmonės, tiesiog 3-gubai didesnė kaina persikelia į antrą etapą, į antrą lygį. Ir jums nuo pirmo žmogaus ir antro žmogaus, kada atsistoja vienas už kito apačioj, ateina į va tą vietą 2 klonai. Tai pradeda veikti antipiramidinė sistema ir va tie 2 klonai duoda galimybę jums vėl gauti tokią pat vietą už $650, lygiai taip pat antrą vietą 650 ir išmoka už jūsų mokinį jums grįžta 650 į jūsų asmeninę sąskaitą papildomai. Tai yra 3-gubas atlyginimas, kada jūs pereinat į antrą lygį. Ir vat gaunasi, kad marketingą, kur mes daugiausia dalyvaujam, tai yra įvairūs šie marketingai nuo 17 lygių, 11 lygių, 6 lygiai ir kiti. Bet mes daugiausia dabar dalyvaujame autoprogramos, nes jis yra trumpiausias. Ir čia vat pabraukta, atkreipkite dėmesį, kokio kursų skaičiuojasi mūsų bitlaimas. Tai yra 10 000 bitkoino. Vienas bitlaimas yra 10 000 bitkoino. Ir va čia kairiai pusėje pabraukta yra, atkreipkite dėmesį, tai kursas bitkoino padauginti iš šiandienykščio kurso. Tai vat yra kaina vieno bitlaimo. 100 bitlaimo yra 1000 bitkoino. O į autoprogramą įėjimas yra 1600 bitlaimų. Ir tai labai lengva suskaičiuoti. Šitą sumą padauginat iš 0,00040 ir 1 ir daugit iš dabartinio kurso. Ir tai yra tik vienintelė įmoka į šitą programą atėjus, nėra nei aktyvumo mokesčių, nėra nei kažkokio kiekvieno mėnesį pramokėjimo mokesčių, nereikia net antrą kartą perkant, einant į antrą lygį ar į trečią lygį mokėti pinigų. Ir čia pasibaigus 5 lygiam yra pelnas 3,665 bitkoino ir pakeliui už vieną partnerį išeina 0,6 bitkoino gauna. Tai yra, čia apibraukiau, aš parodžiau 22 klonai, eina nuo vieno žmogaus į jūsų programą, ateina ir vat jūs nuo to žmogaus gaunat papildomai prie savo pajamų, gaunat 0,6 bitkoino į jūsų asmeninę sąskaitą. Ir matot, tai yra 22 klonai, tai yra antipiramidinė sistema, kad jūs užsiregistravę turit vieną vietą ir jūs dar papildomai gaunat 22 vietas įvairius lygius. Ir dabar aš praeisiu per įvairius lygius, atkreipkite dėmesį, kiek klonų dešiniai pusiai duodama už tai, kad jūs dirbat ir pakviečiat vieną žmogų. Ar 2 žmonės pakviečiat, ar 3 žmonės. Bet nuo vieno žmogaus pakviestų šitą programą, kuris aktyvus yra ir praeina visą programą, jūs tiesiog turit galimybę, nors ir būdami pirmame lygyje, užsidirbti 20 000 eurų už tos žmogaus referalinės išmokas. Tai yra kliento išmokas komisinius už klientą. Ir va čia rodiklį aš pažymėjau, mato 2 vietos atsistoja ir pažymėta išmoka jums grįžta 1500 bitlaimų į jūsų asmeninę sąskaitą ir jūs tuos pinigus galite įsivesti į banką, įsiveda valandos laikotarpyje, pinigai atsiranda jūsų sąskaitos, jūsų bitkoininiai piniginiai arba Revolut korteliai, kur yra adresas piniginės arba kitose kortelėse, Wirex, Visa kortelėse,
ar dar jų įvairių yra. Svarbiausia, kad toj keitykloje būtų galima pakeisti į eurus, turėtų banko korteles, kurias jūs leidžia tuos pinigus, kriptovaliutinį algą, ką gavot, bitkoinais, jūs leidžiat parduotuvėse eurus ir gaunat prekes. Jau iš antro lygio, kaip mato, triguba kaina, 1500 padauginus iš 3, tai jau kaina yra 4500 ir va čia apibraukta, atkreipkite dėmesį, kaip aš sakiau, kiek jūs gaunat klonus. Tai reiškia, 2 klonai ateina į pirmą lygį po 1500 kiekvienos vertė. Yra. Ir čia va, parašyta rodiklė. Toj va vietoj 1500 partnerio išmoka. Ir 3 vietos vėl dauginasi 4500 ir trečias lygis, kurio kaina yra 13500. Ir va čia kaina 13500 atsistoja, triguba kaina ir išmokos jau partnerio jau gaunasi 4500 jūsų asmeninė banko sąskaita. Ir vėl atkreipkite dėmesį į klonus, tai yra 3 klonai eina į pirmą lygį, vienas klonas eina į antrą lygį. Vėl jūs papildomai gaunat vietas, kurios turi pilnavertę kainą, kaip ir jūsų pirma vieta nupirkta, ir jinai turi vertę ir už ją mokami pinigai. Ketvirtas lygis yra jau 13 000, kada 500 dauginat iš 3, susidaro 40 500. Jau išmoka už partnerio yra 13 500 ir klonai vėl atkreipėt klonus, kad tiesiog 3 klonai į pirmą lygį, 2 klonai į antrą lygį ir 1 klonas į trečią lygį. Ir va tie klonai, kada jie visi sumuojasi, tai jie 22 pasidaro bendroj sumoj visų klonų, bet jie yra skirtingų kainų, skirtingose lygiuose atsistoja. Nes į pirmą lygį ateina klonas už 1500 bitlaimus, o kursas vėl čia, kaip aš sakiau, 1/1000 bitkoino yra tas kursas, ir čia kursas viršui pažymėtas, kaip jį skaičiuot. Daugit vieną bitkoiną reikia iš 0,004 ir padauginti iš bitkoino kurso šiandien dienos. Ir vėl sumuojasi 3 vietos, pereina į 5 lygį. Ir kas čia vyksta? Atkreipkite dėmesį. Vienas klonas nuėjo 3 lygį, o iš 5 lygio gaunasi 2 klonai eina į 3 lygį, toj vietoj, kur raudonai apibrėžta, ir 1 klonas į 4 lygį. 1 klonas į 2 lygį eina, 6 klonai į 1 lygį eina. Kaip aš sakiau, skirtingom, bet va ta suma vėl trigubinasi 121 500 ir tai sudaro 364 000 ir va ta suma, kai 3 žmonės va čia atsistoja, jum išmokama į jūsų asmeninę sąskaitą. Tai dabartiniam kainom, jeigu 3,64 bitkoino, nes 500 šitų bitlaimų įsimokama į projektą, už tai ten buvo parašyta 3,65, nes 500 nusirašo tiesiog į projekto palaikymą ir visi pinigai atiduodama jums asmeniškai, kad jūs galėtumėte įsigyti bet kokį automobilį. Bet dabartiniam kainom tai yra, jeigu po 40 000, tai 140 000 eurų jums išmokama pagal tą programą. Ir jeigu nors vienas žmogus eina iki galo šito, ar 2 ar 3 žmonės, jūs gaunat dar papildomai po 25 000 pagal dabartinės kainas už kiekvieną žmogų. Tai va čia ir susidaro, kad 186 000 pagal ankstesnį kursą praeina tą programą, bendra suma, ir tai yra normalūs pinigai, ir automobiliai įsigijus dar lieka pinigai visom kitom išlaidom. Nes automobiliai nekainuoja 180 000, kainuoja apie 40-50 000, bet tie pinigai yra jūsų nuosavybė. Ką aš noriu pasakyti, va čia atkreipdėmėsi, kad yra uždaras ratas susidaro, kad jum į sekančio automobilio išmokas
jūs pradėsit eiti nuo 4 lygio, nes į 4 lygį gaunat 1 kloną ir 2 klonus gaunat į 3 iš kompanijos. Tiesiog, kaip jie sako, tai yra uždaras ratas, kad jūs žymiai greičiau vėl daeinat iki galo tos programos ir vėl gaunat sekančią išmoką 3,64 bitkoino ir pas mus yra tokių žmonių, mūsų partnerių, kurie gavo 2 automobilius, 3 automobilius gavo. Tai yra žmonės pilnaverčiai milijonieriai, doleriniai milijonieriai, kurie mus mokina, kaip daryti tuos žingsnius, kaip juos duplikuoti, kaip reikia dirbti, taip kaip jie dirba pagal sistemas, pagal schemas ir kaip uždirbti tuos pinigus. Tai yra tiesiog praktikai žmonės, ne teoretikai, bet jie labai mus palaiko ir tiesiog pasako, ką daryti, kaip daryti, kiek reikia įdėti pinigų į šitą programą, į tuos mokslus, kaip juos susigrąžinti, kad nepraras pinigus ir kaip uždirbti didelės sumas pinigų. Tai va, pinigai iš vietinio balanso Bitlaimas įsivedami į savo sąskaitą 2 valandų laikotarpį ir vat, kaip aš čia parodau savo vadinamą mūsų vietą darbo, Arūnas Ramanauskas, ir atkreipkite dėmesį, 92 000 yra uždirbti, o sąskaitoje yra tik 295 bitlaimai yra. Visi pinigai išvedami iš kompanijos tiesiog jūsų reikmėm, jūsų naudojimui ir jūs galite jais naudotis, nelaukit mėnesio pabaigos, savaitės pabaigos. Atėjo pinigai į jūsų sąskaitą bitlaimai ir juos įsivedat į savo kortelę. O čia yra mano skaidrė, per kiek man grįžo pinigai ir kitiems taip pat grįžta žmonėms pinigai nuo 2 žmonių, kuriuos atradau, atėjo į šitą programą, mokytis kaip tą padaryti. Ir va čia galima apibraukti, atkreipti į datas. 2100 buvo sumokėta į namo programą, 16 dieną birželio 21, o 18 dieną birželio 21 aš jau gavau išmoką. Už 2 dienų man grįžo visi pinigai, kada sumokėjau į kitą programą, ne į auto programą, į namo programą, bet čia yra pavyzdys. Matosi jų, trumpai, 11 aš radau, tai ir bitcoin. O tai gal. Labą dieną. Dar girdisi? Laukiam jūsų gerai. Dabar girdisi. O prieš tai nesigirdėjo? Ne, tu iš visą pranikai. Jo. Taip. Velnis. Sustojo vaizdas, nieko visai negirdėjau. O aš tiek kalbu. Tai kurioje vietoje baigėsi, dabar reikia iš naujo tada įrašą padaryti? Tai kurioje vietoje dabar baigėsi, tai palauk. Taigi, kur čia, kad ten... 5 stale. 5 stale, jau. 5 stale baigėsi, gerai, tada mes eisim iki 5 stalo. Dabar man reikia iš naujo turbūt dalintis ekranu, nes nebesimato. Jo, dabar jau nesimato. Ar matosi dabar? Dabar matosi gražuolė mašina. Matosi viskas, jo, gerai. Gerai. Va čia baigiam. Čia baigiam ir tada pratęsim toliau. Tai dabar matos. Taip. Ir aš apie 5 stalą dar kartą pasakysiu, tiesiog 5 stale vėl trigubinasi šita suma, 121 000, dauginasi iš 3 ir tai yra galutinė suma 364 000 bitkoino, nes 500 bitlaimo eina į programą, nes anksčiau buvo parašyta, kad 3,65 susikaupė, o 500 nueina į kompanijos projekto vystymą. Ir kada užsidaro šita programa, į jūsų banko sąskaitą išmokama dabartiniu kursu, tai apie 140 000
į jūsų asmeninę sąskaitą ir jeigu jūs dar turit 3 mokinius, kurie atėjo kartu su jumis, eina per tas programas, dar už kiekvieną papildomai išmokama po 25 000. Tai bendroji sumoje gaunasi virš 210 000 eurų gaunasi pajamos, kada yra. Dėl ko visa kompanija dirba dabar autoprogramai už tai, kad yra pats mažiausias lygis, 5 tik tai lygiai yra pats mažiausias kiekis, kiek reikia lygių praeiti, nes kiti yra ir 17 lygių, ir 11 lygių, už tai čia visi dabar žmonės dirba ir praeina ir kompanija jau gavo 127 automobilius. Kad koks balansas yra, kaip išvedami pinigai, tai per porą valandų. Ir vat, kaip matot, atkreipkite dėmesį, kad sąskaitoje 295 bitlaimai yra, uždirbta 92 000, tai reiškia, kompanijoje pinigai nelaikomi, jie visą laiką yra išvedami į sąskaitą, į savo sąskaitą ir jie naudojami gyvenimui, per kortelę, mokama parduotuviai ir mes algą gaunam bitkoinais ir mes verčiam juos į eurus ir tiesiog perkam parduotuvės. Per kiek laiko grįžta, čia irgi mano skaidrė yra, tai aš atėjau į namo programą, sumokėjau 2100, 16 dieną birželio 21, o birželio 18 jau aš atgavau savo pinigus po 2 dienų ir man grįžo mano pinigai, reiškia, aš nieko nepraradęs, jokių pinigų, atėjęs į kitą programą, nuo 2 žmonių, kad man sponsorius pastatė 2 žmonės, net ne aš juos užregistravau, man grįžo pinigai. Kompanijos privalumai, tai yra, čia aš juos parašiau 11, jų yra gal ir daugiau. Tai yra privalumas numeris 1, kad yra kaupiasi bitkoinai, alga mokama bitkoinais ir mums nebūtinai įsivesti tą pačią dieną, kada kursas blogas, mes galim įsivesti kitą dieną, kada kursas auga. Tai yra pririštas kursas prie bitkoino. Jeigu su bitkoinu ar blogai bus, ar labai nukris, ar viską, kompanija tuos bitlaimus, mūsų vietinius pinigus, gali pririšti prie euro, prie svaro, prie dolerio, prie kitos valiutos, kokią jinai nori, nes tai yra apskaitos programa vieninga visam pasaulyje. Dėl ko bitkoinais, tai už tai, kad pagal kursą galima dar daugiau gauti pinigų. Greita investicija, pinigų grąža, kaip aš rodžiau, be nuostolių ir 2 žmonės pakvietus į šitą kompaniją mūsų, jie turi galimybę už tuos 2 žmonės gauti po 50% komisinio, tos referalinės išmokos yra ir nuo 2 žmonių jūs susigrąžinat savo investuotus pinigus į save, į savo žinias ir turit galimybę dirbti toliau ir kaupti tuos bitkoinus. Nereikia jų pirkti, jie tiesiog čia kaupiasi kaip alga ir mes turim juos papildomai. 98% grįžta į tinklą, duplikacijos komandinis darbas darosi, tai yra didžiulis, nesutikęs aš daugiau tinklinės priekybos, kad nuo 2 žmonių susigrąžintum pinigus ir 98% eitų į tinklą. Reinvesticijos sistema protinga, klonai, kaip aš anksčiau minėjau, programos Bitlaim, Laim, Autonamai, Kaleidoskopas kelionių programos, registruota ir Londone, ir Maršalo salose, antipiramidinė sistema, nes iš programos 22 klonai grįžta į jūsų, sakykime, šitą sistemą. Ir už kiekvieną žmogų irgi po 22 klonus jiems grįžta. Tai įsivaizduokit, kiek klonų grįžta ir kiek tų nedirbančių žmonių, kurie atėjo į tą programą, stovi, juos galima pereiti į kitus lygius, kad jie 3 kartus visą laiką gautų didesnį atlyginimą. Nuolatinių pajamų sistema, atgalinis ciklas, tai tas atgalinis ciklas, kad sakau, iš 5 lygio jūs gavot kloną į 4 lygį ir jums sekantį automobilį pasimti ir programą pabaigti reikia nuo 4 iki 5 tik tai praeiti. Nebereikia nuo 1 eiti. Pirmiam stovi klonai, jie eina, daro savo darbą, bet jūs turit galimybę nuo aukštesnio lygio eiti link galutinio tikslo 3,64 bitkoino gauti už automobilio programą. Tai va greičio strategija čia mokina milijonieriai patys praktinių tų darbų, kaupiamieji pinigai su galimybė palikimo kitam asmeniui tuos pinigus, nes tie pinigai ir visas projektas paliekamas kaip palikimas yra pinigų, kurie išmokami kiekvieną dieną ir galima normaliai gyventi iš tų pajamų, ką mes čia gauname. Va šis partneris mūsų, Sergejus Haninas,
jau gavo 3 automobilį. Ir tiesiog čia parodyta auto programa, auto biznis atėjo, kaina parodyta, kada pasibaigė 5,46 bitkoino, čia visur doleriai 150 tūkstančių dolerių, įnešimas yra 650. Palūkanos už tą visą laikotarpį yra tiesiog didžiulės, ką žmogus gavo pinigus, įdėjęs 650, gavo pajamų 150 tūkstančių. Referalinės išmokos su 2 partneriais 100 tūkstančių dar išmokėta. Bendra suma 7 bitkoinai buvo pajamos įsigijant naują automobilį, kada jau tas ciklas prasidėjo nuo 4 lygio eiti. Čia yra skaičiuoklė su vienu partneriu, dabartinis kursas jau didesnis, čia yra kursas parašytas 40 400, vienas partneris ir čia yra parodyta, kiek su vienu žmogum iš auto programos uždirbama. Galutinis yra programos išmoka 147 tūkstančiai ir vienas žmogus, kuris aktyvus yra dirba, jum atneša pajamų 24 tūkstančius. Bendra suma 171 900. Ir į kompaniją įėjimas buvo 646 pagal tą kursą 40 040. Nors dabar kursas jau yra 41 400. Šiandien dienos. Tai kaip ir aš anksčiau minėjau, reikia skaičiuoti pagal kursą. Jeigu suskaičiuokit patys pagal tą skaičiavimo Excelį, kurį galima padaryti, aš jums dasiųsiu tą skaičiuoklę vadinimas, kiek gausit jūs su 3 žmonėm? Tiesiog yra 229 tūkstančiai ir 3 žmonės jums atneša pajamų 79 tūkstančius. Ir tokių tinklinių prekybų paprastai nėra. Jų nėra galimybės greitai užsidirbti pinigų su mažiausiais kaštais įėjimo, su mažiausiu kiekiu žmonių ir didžiausiam išmokom. Jeigu lyginti su kitom kompanijom, tiesiog čia viskas greičiau, paprasčiau darosi ir mažiau kalbėti reikia ir tiesiog žmogus pats mokymus pasiema tokios, kokios nori, apie ką jis nori, o mes tik parodom galimybės, duodam žmogui meškerę, kad jis pats susidirbtų pinigus ir išmoktų, kaip reikia to susidirbti tose programuose. Ir dar už rankytės mūsų sponsoriai, lyderiai, milijonieriai mokina praktinių dalykų, kaip tą padaryti. Visos 8 programos galima pradėti nebūtinai nuo autostandarto. Jeigu žmogus sako, neturiu pinigų, man čia didelė suma, galima pradėti ir nuo 10, ir nuo 35, ir nuo 150. Ir gale čia parašyta 11 lygių 0,8, 17 lygių 17 bitkoinų, kaleidoskopė 1 bitkoinas, autoprograma standartas 3,64 bitkoino, autostandart business 5,46. Ir tiesiog tuos skaičiuoklę tai parodo. Čia yra nuorodos, kokį filmą galima pasižiūrėti, kas yra laimas. Yra tas nuorodas po pristatymų žmogui mes siunčiam, kad jis pasidomėtų, pasižiūrėtų. Videofilmai yra ant tiek unikalūs ir jie trumpi, kad mokslus kaip universitetą pabaigęs realiai 2 valandas skirias mokslam, gali žinių gauti tiek, kad kiek 5 metus žmonės mokinos universitete, kaip uždirbti pinigus. Viena nuoroda, kita nuoroda, kas yra finansinės MLM piramidės, kaip jas atskirti, kaip atrasti. Sergejus Halinas labai aiškiai paaiškina, nupaišo, kuo skiriasi piramidės nuo paprasto verslo. Ir čia yra juridinė bazė, kokie dokumentai, kokie sertifikatai, ar čia teisiška ar neteisiška, audito išvados kokios padarytos. Tiesiog tos filmus žmogui persiuntęs, kad jis gautų informaciją ir tada priimtų sprendimą. Magic Lime Akademija, nors tą pavadinimą jau kaip ir atminti, visi žino, kad tai yra tiesiog akademija, mokslai. Gale pristatymo paimkite rekomendacijas, gal kažkam iš tų jo artimųjų žmonių domisi darbo, gal kažkas tai domisi naujų automobilių, gal nori greičiau paskolą susigrąžinti. Ir dirbant darbą labai paprastai, aiškiai, ką reikia padaryti, kiek laiko skirtam darbui, jūs turit pajamas. Sėkmės ir noro darbe tik tai priklauso nuo jūsų, ar atsiranda noras, sėkmė čia yra apskaičiuota,
kad jūs pasieksit tikslą, kad jūs sėkmę galit pagauti už uodegos ir lėkti per visą gyvenimą, bet pirmiausia reikalingas noras. O noras atsiranda, kad atsiranda laiko planavimas darbui ir bus labai daug tada pinigų, nes jūs tiesiog planuosit uždirbti pinigus. Jeigu žmogus neplanuoja uždirbti pinigų, jis ir jų neturi, nes jis tiesiog neplanuoja. Ir visi verslai, viskas pirmiausia prasideda nuo laiko planavimo. Marketingai gali būti geriausi pinigai būti, bet jeigu jūs neskiriat laiko tam dalykui, tai reiškia nedarot tų veiksmų, ką reikia padaryti, rezultato nebūna. Ir tik tai kvailas žmogus gali tikėtis tokio pat rezultato sekančiais metais, jeigu jis tą patį daro, ką prieš tai metus dirbo. Ką prieš tai dar metus dirbo, ką prieš tai dar metus dirbo. Ir jis tikėsi, kad gyvenimas pasikeis, darydamas tą patį darbą, kuris buvo daromas anksčiau ir nedaro jokių pokyčių. O žmonės daugiausiai bijo pokyčių. Ar į gerą, ar į blogą pusę, jie bijo pokyčių. Ir žmogus turi apsispręsti pats, kad atsirastų noras mokintis. Tai yra vienas iš tikslų kompanijos, kad žmogus pradėtų mokintis ir pradėtų savim rūpintis, gautų finansinį raštingumą. Tai vat tiek aš norėjau šiandien pasakyti. Ir dabar aš jau kaip ir įrašą pabaigiau. Jeigu dar yra kokių klausimų, tai yra dar 3 minutės, galit paklausti. Gal bus įrašas, pavėluotai prisijungiau. Tai aš dabar įrašą ir padariau jum. Ir tas įrašas yra daromas, kad jūs galėtumėte tas skaidrės, aš tas skaidrės atsiunčiau. Ir pagal skaidrės, kaip galima žmogui paprastai ir aiškiai paaiškiti. Ir be jokių ten problemų, be jokių ten emocijų, žmonės gauna informaciją ir sprendimus jie padaro. Tai va šitą įrašą aš padariau, ačiū už dėmesį ir dabar aš stabdau įrašą. Ir tiesiog dalinsiuosi šito įrašu, kad jūs gautumėt pagalbą iš manęs, nes aš gaunu rusų kalbą įrašus ir išverčiau į lietuvių kalbą, ką reikia kalbėti, ką reikia daryti. Ačiū už dėmesį, tada aš atjungiu dabar įrašą.